14 žmonių iniciatyvinė grupė vasario 5 dieną šiais metais sukūrė bendruomenę, kurios tikslas yra suburti žmonės bendrų interesų sprendimui, to pilietinio aktyvumo didinimui, kad žmogus pajustų savo vertę, galėtų save gerbti, galėtų savo kaimą gerbti, juo didžiuotis ir ne tik pats norėtų gyventi kokybiškoje aplinkoje, bet ir galėtų pasakyti draugui: Jonai, čia gyventi gera, važiuok šičia, tu išloši. Bažnyčiai, kurią dabar mes kartu traukiam, koncertus, šventes organizuojam, viską kartu, kad pritrauktų kuo daugiau bendruomenės, kad atgaivinti ją. Sena bažnyčia, 17 amžiaus bažnyčia, yra autentiškos grindys su kaikščiais, dar kai kur sukalta. Kai dengiam stogą, reiškiasi, gegnės visos taip pat kaikščiai sukaltos, ne vinies, be jokios vinies, be nieko, reiškiasi, tik su kaikščiais sukalta. Tai yra būtent jau bent tie meistrai sakė, kad tai yra būtų kokie 300 metų senumo gali būti bažnyčia, 2,5, netgi tokias datas datuojama lentos 17 amžius. Mes esame Margininkų bažnyčioje. Per šiuos metus, nors tai yra jauna bendruomenė, ji pasiekė, kad šis pastatas būtų įtrauktas į Pažaiškio muzikos festivalio programą. Tai yra kultūros paveldo statinys, statytas 17 amžiuje. Pastarieji 10 metų leido sukurti pakankamai daug darbo vietų. Ir šiandien dienai yra kaime apie 120 darbo vietų. Tai yra tokios šakos kaip augalininkystė, gyvulininkystė, mėsos apdirbimo, prekybos, medienos apdirbimo. Ir paradoksas yra tame, kad kaimas turi daug darbo vietų ir trūksta žmonių. Tai mėly žmonės, Margininkai jūsų laukia. Ir šiandien dienai apie 30% žmonių iš miesto važiuoja dirbti į Margininkus. Tai yra fantastiškas kampelis, tylus, ramus, Dievo kampelis, kuriame galime atgauti jėgas ir sielai, ir kūnui. Ir iš tikrųjų tai yra verta gyventi, todėl kad tai netoli Kauno. Turbūt Lietuvoje 2 tokios varpinės, tik tai yra 3. Ir jinai po šiai dienai puošia ir skamba varpai. Pagal archyvus, tai reiškia, buvo klebonija, špitolė, kluonas, tvartas ir svirnas. Pagal archyvus. Šiai dienai likus tik klebonija. Bendruomenė gali pasigirti ir savo veiklą, nes pas mus yra tokie projektai kaip Saugus kaimas, kitas projektas komunikacijų. Tai yra šviesolaidinio interneto įdiegimas kaime, kad būtų geros komunikacijos priemonės, šiuolaikinės technologijos. Yra rengiami projektai, dėl kad turėti kaime ne tik kokį paprastą atlietą internetą, bet šviesolaidinį. Ir tos visos technologijos pas mus tikrai, kaimas nėra užmirštas, kaimas žengia į priekį. Kai susikūrėm bendruomenę, reikėjo talpinti informaciją, mums tarpusavy bendrauti, kadangi kiekvieną dieną nepribėgiosim vienas pas kitą ir nesitrukdysim skambinami ir to žmogus bet kuriuo metu gali ją įėjęs pamatyti, kas pas mus kaime vyksta. Yra bendruomenės pirmininko pranešimai, čia yra informacija, jeigu koks vyksta renginys, kada, kas, kur, kaip, kas dalyvauja. Labai geras projektas su verslininkais pačiame kaime, aptartos naujausių biotechnologijų naudojimas jų gamyboje. Ilgai galvojom ir turėjom prie vienos tokio varianto, kaip po probiotikai panaudojimas ūkyje. Probiotikai yra gerosios bakterijos, kurias kariauja prieš blogąsias. Blogosios išskiria amoniaką ir visus tos vadinamos kvapus, o gerosios bakterijos kaip tik kovoja prieš šitą visą. Tai leis pagerinti gamtos saugos klausimus, aplinkos kokybės, nes žmogui kaime gyventi reikia ko? Kokybiškos aplinkos, gyvenimo, taip, puikios aplinkos, kad jis jaustųsi gerai, kad jis būtų patenkintas ir tada jam darosi malonu gyventi. Tai kalbant apie pačius projektus, pas mus numatyta bendruomenės namus įkurti ir mes esame paruošę projektą ir sąmatą.
švietimo centro, ar ne, bažnytėlė, kad būtų dar, norim pasistatyti tokią kaime karčiamą, tokią, kad mes galėtume vakarai susėti, švenčių metu susėti, va tokios grinai, kad jau pradėt va, to patį jaunimą nuo pat mažumės kelti ir rodyti, kas yra bendruomenė, kad mes sueit galim pasišnekėti. Tam ir yra bendruomenė, kad mes tobulėtume, eitume visi kartu. Tai sakau, tai dalis to yra mūsų bendruomenės, kad ir apsirūpint to darbo. Gal mes kartais ir neišeina to pasakyti, bet mes tikrai daug gyvenam vieni dėl kitų. O gyventi gerą, norėjau kiemo, norėjau kaimiškos aplinkos, todėl čia esu. O šis kaimas, jo, kai yra aplinkui ir giria, ir netoli Kauno Marios, pats Kaunas netoli, čia gyventi gerą. Kad bendruomenė stipri, kad bendruomenė žmonės nuoširdus, kad paslaugus, kad jie ieško tarpusavio supratimo, kad ieško iš tikrųjų bendrystės. Ir tai visą tai apjungia ir todėl verta gyventi Margininkus. Todėl, kad čia yra margininkai, vieninteliai, nepakartojamai, visoje Lietuvoje mūsų margininkai. Čia mūsų šaknis, mūsų sentimentai, mūsų vargai, mūsų idėjos, kurios čia gimė ir mes jas puoselėjam toliau. Užtat pagrindinis mūsų moto, kai atsiverčia tinklapį margininkai.ld, yra čia gyventi gerą. O svarbiausia, reiškia, bendruomenės principas yra tas, štai mes stovime bažnyčiai. Tai aš galiu pasakyti, kad Dievas galvoja apie mus, bet Dievas negalvoja už mus. Todėl bendruomenė ir yra, kad kiekvienas galvotų už save. O čia yra pagrindas – žmonių santalka, susitelkimas, bendrystė ir klausimų sprendimas. Ačiū.